Tikiu, kad esat valgę kiaulienos, veršienos ar vištienos šnicelį, bet ar esat bandę iš antienos? Na, iš tiesų kupinas skonio, sultingas, tiesiog wow. O prie jo puikiai dera ir Briuselio kopūstai su apelsininiu pagardu. Išbandykim. Maistas nėra tik maistas. Tai atradimai, tai patirtis, tai šventė. Gardus maistas gimsta iš meilės, nes jūs nusipelnote geriausio. Mums gaminti yra šventė. Paruošti patį šnicelį, karbonadą dar mūsuose tai vadinama, yra iš ties labai paprasta. Turiu dvi gražias anties krūtinėlės, reikėtų nupjauti plėves ir nuimti odą. Jeigu oda nelabai, sakykime, nori gražiai nusiimti, tai tiesiog pasiimti peiliuką ir taip paviršiumi įpjauti. Bet paprastai tiesiog paėmus galima taip ją nuplėšti. Štai šios plėvės taip pat nebūna labai malonios valgant, nes šnicelio kepimas yra labai trumpas, jos nespėja taip stipriai sukepti, nes galima irgi nupjauti štai taip atsargiai, kad nenupjauti per daug mėsos. Štai. Taip, viena krūtinėlė ir antra. Anties krūtinėlės odelę galite įdėti į prikaistuvį ar keptuvę ir ant lėtos kaitros iš lėto kepinti, kol pasileidžia riebalas. Anties riebalą galite naudoti kepdami, tarkim, bulves ar ruošdami kitus patiekalus, suteiks ypatingo skonio. Dabar reikia suploti anties krūtinėlę. Labai stipriai būtent krūtinėlę suploti aš nenoriu, tačiau reikia, kad būtų vienodo storio. Tai yra storoji dalis turėtų susiploninti iki ploniosios dalies. Ir kad būtų kuo mažiau tvarkymo, tarkim, galima paimti štai tokį maišelį arba taip vadinamą užspaudžiamą maišelį, įdėti ir tokiu būdu nereikės plauti lentos. Ne tik plauti lentos, tačiau daug saugiau vyksta pats mėsos išdaužimas. Mažesnė tikimybė, kad jinai prilips prie lentelės, prilips prie, tarkim, muštuko arba, mano atveju, kočėlo ir bus gražiau tolygiau. Paruošta. Anties krūtinėlė, kitaip nei, tarkim, vištienos krūtinėlė arba kiauliena, jinai gali ne taip stipriai perkepti. Tai yra, jinai gali viduj likti šiek tiek žalesnė, pavadinkim taip. Todėl jos ir nereikia išmušti iki itin plono storio. Atvirkščiai, jinai likus šiek tiek storesnė, bus dar sultingesnė ir dar skanesnė. O prieskoniai, kai visada antienai, labai paprasti. Truputėlis druskos ir truputėlis šviežiai maltų pipirų. Paniravimui iš anksto turiu pasiruošęs miltus, kvietinius miltus, kiaušinio plakinį ir panko džiūvėsėlius. Panko džiūvėsėliai, jie tokie galbūt daugiau Azijos virtuvėje naudojami džiūvėsėliai, jie yra truputėlį stambesni. Stambesnis džiūvėsėlis, vėliau daugiau traškumo pačiame šnicelėje. Ir standartiškai miltai, kiaušiniai, džiūvėsėliai. Garnyrui prie tokios traškios antienos noriu jums pasiūlyti pasigaminti Briuselio kopūstų. Turbūt ne vienas iš mūsų matė parduotuvėje, bet dažnai praeina, nes galbūt niekad nėra gaminę, nežino kaip. O iš tikrųjų viskas labai paprasta, tai yra toks mažas kopūstėlis, kurį reikia gaminti kaip ir paprastą kopūstą. Šiuo atveju aš tiesiog nublanširuoju, kas yra blanširavimas, tai apverdu vandenyje, 1-2 minutės, daugiau tikrai nereikia, ir iš karto atvėsinu. Tuomet mes turėsime jau jį suminkštėjusi, malonų valgymui, o vėliau beliks tik apkepti. Taigi, vanduo verda, šaltas vanduo paruoštas,
ir beriam į puodą. Apvirtas daržovės būtina dėti į ledinį vandenį tam, kad sustabdyti virimą, išlaikyti gražią sodrią spalvą ir sulaikyti viduje kuo daugiau naudingųjų medžiagų. Galima, taip sakant, pereiti prie finalinės stadijos, tai yra kepimo. Pirmiausia, iškepsiu anties krūtinėlę. Augaliniai riebalai, galima aišku ir grūzdinti, bet tikrai nebūtina, įpilam į keptuvę aliejaus, kokį 1 centimetrą, įkaitinam iki 190 maždaug laipsnių, jeigu turi termometrą. Jeigu neturi termometro, tai tiesiog pasiimkit trupinėlį, džiūvėsėlį ir įmeskite į įkaitintą aliejų. Jeigu iš karto pradeda labai stipriai putot, aliejus paruoštas. Kepimui galite naudoti ne tik augalinį aliejų, tačiau ir lydytą sviestą, tai vadinama gy sviestą, arba netgi antienos taukus. Tokiu būdu antienos šnicelis bus dar ypatingesnio skonio. Kad antienos šnicelis būtų išties ypatingai traškus, turite kepti iš karto po paniravimo. Jeigu paniruotą mėsą palaikysite šaldytuve, jį išskirs drėgmę, taip sudrėks pati paniruotė ir vėliau kepsnys nebus toks traškus. Kad plutelė išliktų traški ir neprisigėrusi riebalų, išėmę iš keptuvės, šnicelį padėkite ant virtuvinio popieriaus arba grotelių. Kepia maždaug 4 minutės, labai svarbu antieną kaip visada neperkept ir kol pastovės kelias minutės, vos atvės, greitai paruošiu briuselio kopūstus. Viskas labai paprasta, šaukštas sviesto. Ir kaip pagardą, kaip padažą, noriu pasiūlyti jums pabandyti apelsinų ir svogūnų džemą. Taigi šį džemą galite rasti gardų parduotuvėje ir jis tinka ne tik, tarkim, prie sūrio brandinto ar prie mėsos, bet ir karamelizuojant daržovės. Labai svarbu neperkepti. Kepimas turi trukti, nedaugiau 2 minučių. Taigi truputėlis druskos, šviežiai maltų pipirų ir šaukštas apelsinų svogūnų džemo. Viskas, galima valgyti. Briuselio kopūstai su nuostabiu apelsinų aromatu, antiena ir apelsinai yra labai puikiai derantys skoniai. Taip. Štai ir turime patiekalą. Galbūt žalumos šiek tiek. Čiobrelis. Ir paruošta. Kaip pasigaminti šios dienos patiekalus, jūs sužinosite užsukę į gardu.lt. Be šių receptų rasite galybę kitų puikių patiekalų. Kaip visada, labai norėčiau padėkoti mūsų rėmėjams, Kėdainių konservų fabrikui bei Electrolux. Nepamirškite mūsų aplankyti socialiniuose tinkluose bei prenumeruokite Gardu kanalą YouTube platformoje. Tokiu būdu nepraleisite nei vienos mūsų laidos. Ačiū draugai, rašykit mums, rodykit, kaip pavyksta gaminti pagal mūsų receptus ir pasimatysime jau kitą šeštadienį per TV3. Iki. Šitas vis tiek yra fantastika.